Nors Michaelo Jacksono palaikai jo artimiesiems buvo perduoti dar vakar, šiandien paaiškėjo, kad muzikanto šeima paprašė atlikti pakartotinį skrodimą, kuris esą būtų ne tik greitesnis, bet ir patikimesnis. Po oficialaus skrodimo paskelbta, kad Jacksono mirtis nebuvo smurtinė, tačiau daugiau informacijos teismo medicinos ekspertai žadėjo pateikti maždaug po pusantro mėnesio. Privačiai atliekamo skrodimo rezultatai paaiškėtų po 2 savaičių. We call for an independent autopsy. We cannot just depend upon the state. Paprašėme nepriklausomo skrodimo, nes negalime pasitikėti tik vienu atliktų tyrimu. Skrodimas turi būti nepriklausomas ir patikimas, bet to jį reikia atlikti greitai. Kuo ilgiau lauksime, tuo daugiau bus nerimo. Pakartotinis skrodimas galėtų patvirtinti arba paneigti spaudoje pasirodžiusius muzikanto vaikų auklės pasakojimus. Daugiau nei 10 metų Jacksono namuose dirbusi 42 moteris pasakojo, neva popmuzikos karalius nuolat vartojęs įvairių medikamentų, tarp jų net 3 rūšių nuskausminamųjų. Tuo tarpu muzikantų tėvų namuose jau vyksta pasiruošimas laidotuvėms. Iš prabangaus namo Holmby Hills rajone, kur pastaruoju metu gyveno Jacksonas, čia perkeliami atlikėjo daiktai. Kada įvyks laidotuvės, kol kas neskelbiama. Reporterė Olga Nikolaiva.